toks, kaip pasakyti, vietinis arba lokalus aspektas kiekvienam filme man yra įdomus. Aš neturiu kitų, man vien tik tai nuorodos į, sakykime, jos yra svarbios, bet vien tik tais nuorodos į tam tikras meninės strategijas arba į tam tikras meno formas, tarptautinės, sakykime, tai nėra aktualu. Tai yra gerai žinoti, mokėti tai daryti, bet tai man tai neaktualu yra. Neįdomu, netgi galima sakyti, reiškia. Todėl aš ilgą laiką labai norėjau tą, kaip pasakyti, vietinį fenomeną, kultūrinį fenomeną. Pirmiausia, tai jeigu kalbant apie video, tai be abejo, kad patirtis tarybinio kino, ne didžiojo to, ne pačių didžiausių filmų, ne jausmai, niekas nenorėjo mirti, bet būtent tos kasdienybės, ypač mane tai žavėdavo tas kasdienis kinas, ta prasme, kuris buvo daromas televizijai. Reportažai, ten kiek jau yra likę, ta prasme, tas toksai tiesioginis, visai neskaitomas meninių, reiškia, sakykime, aš žaviuosi irgi Roberto Verbos filmais, bet man asmeniškai yra įdomesni kitų menininkų, ta prasme, arba tuo metu dirbusių su televizija ir sakykime, dokumentinių kinų menininkų, kurie nėra tokie gal meniški, bet jie yra aštresni, man atrodo. Tai, sakykime, to, jeigu galima sakyti, palikimo, klodo, integravimas man savo kūryboje, reiškia, jisai buvo aktualus ir iš dalies jis yra. Ir aš sunkiai priimu vien tik tai, kaip čia pasakyti, tarptautinio modernizmo formų, kaip čia pasakyti, artikuliavimo, iš naujo perskaitimo, reiškia, man visą laiką yra įdomus tiek, kiek tas modernizmas yra palietęs ir ten, iš kur tu esi. Sakykime, tai gali būti labai plati savoka, bet jinai vis tiek turi būti. Pavyzdžiui, su Soliariu, jeigu taip galima sakyti, tai man buvo labai įdomu ir aktualu pakviesti Donatą Banionį dalyvauti tam projekte, tam, kad būtų specifinis santykis arba specifinis ryšys su Tarkovskio filmu. Ne su Tarkovskiu, bet su Tarkovskiu per Banionį. Be abejo, kad jisai siejasi, reiškia. Ir čia aš irgi matau lokalumą. Vis tiek tai yra žmogus gyvenantis čionais ir visą laiką buvo gyvenantis čionais, nežinant to, kad jis yra gal daugiau tarybinis, vienas žymiausių tarybinių aktorių, reiškia, negu kad lietuvių aktorius, bet jis yra ir lietuvių aktorius. Ir aš, sakydamas tarybinis, tikrai neturiu negatyvios. Ta pasiekti irgi reikėjo pastangų, ta prasme. Konkurencija irgi buvo didelė, aktorių buvo labai daug, ne tik Lietuvoje. Tai tuo labiau integruoti Čiurlionį, reiškia, kuris, mano manimu, nežiūrint to, kad šiandieną visas miestas nukabintas jo plakatais ir jo kai kurių populiariausių darbų reprodukcijomis, bet mano manimu jis yra visiškai kaip ir išėjęs iš tokios kultūrinės apyvartos. Aš įžiūriu į tuos plakatus ir darbų reprodukcijų, aš labai bijoju, ar jis ką nors praeivis sako. Jau beveik 10 metų man kaip ir manęs niekas formaliai, ta prasme, formaliai nesieja su, sakykime, bent jau lietuviška meno infrastruktūra. Nežiūrint to, kad aš dar dirbau Šiuolaikinio meno centre iki 2004 metų. Tai čia gal tas paskutinis toksai sąsaja, bet nuo 2000 pradžios manęs niekas nesieja, ta prasme, kad man neaktualu iš tikrųjų. Yra smagu, bet neaktualu nei čia eksponuotis, nei čia tikėtis savo darbus parduoti, nei čia tikėtis juos rodyti, nei man įdomus iš tikrųjų. Man įdomus, bet ne taip aktualus, čia, kaip čia pasakyti, ką apie juos kas pagalvos. Ta prasme, tai aš sakau, reiškia, mano tas santykis yra toks abuojus. Man įdomu, kaip sakoma, iš dalies vyksta, bet tai nėra man gyvybiškai aktualu.
man nelabai svarbu, ta prasme. Aš čia galėčiau sakyti, save tapatinti labiau su beveik menininkais, kurie negyvena Lietuvoje, su išeiviais, ta prasme, ar kempinu, ar bareik, ar kokiais. Nesvarbu, kad aš čia gyvenu, bet mano interesas yra visiškai nebe čia, reiškia. Tų iššūkių man nėra daug, ta prasme. Man aplamai, kaip sakyti, kurti yra tik tai tiek malonu, kiek pačiam malonu, reiškia. Na, visą laiką malonu dalyvauti dideliai parodoje, dideliai kokiam centre, ar turiu menį ar Paryžiuje, ar Vokietijos svarbiuose muziejuose, ar galų gale New York'e, ar kur nors. Bet tai nebėra jau taip, kaip pasakyti, tas iššūkis toksai, reiškia. Ir tai iš dalies, vėlgi, gali būti tada, kad aš atvažiuoju čia nais, aš čia pasilysiu, aš nuo to, sakykime, konteksto nejaučiu to spaudimo, aš matau, kad kitiem mano kolegom, vakariečiams jiems vis tiek, reiškia, labiau norisi negu man. Aš čia kažkaip atvažiuoju, toks atotrukis yra ir, sakykime, man pačiam motyvuoti save kurti, reikia visai kitų kažkokių vidinių paskatų, o ne dar kažką tai įrodinėti. Aš jau nebeturiu ką įrodinėti. Aš ieškau tų pasikeitimų. Man tokia karjera, kokią aš turėjau prieš 7 metus, jinai kažkokia nebeaktuali yra. Aš sakau, aš nenoriu sakyti, kad aš jau einu į pensiją, nors jinai irgi nenuomaldamai artėja, ta prasme. Bet aš jos turiu pats iššūkius susirasti. Aš dirbu su 3 galerijom, ten yra kiekviena tų galerija turi po 14 ar po keliasdešimt menininkų, reiškia, dauguma iš jų yra už manęs žymiai sėkmingesni, reiškia, tiek intensyvumu savo kūrybos, tiek finansiškai žymiai daugiau uždirba, sakykime. Tai čia viskas labai efemeriška, pagal ką lygiuotis, reiškia, ar kokių tikslų brėžtis, ir jie labai tokie sąlygiški ir objektyvumo čia būti nelabai gali. Tai tiek įdomu viskas yra, tiek kiek pačiam tai įdomu, o gyvenime yra įdomesnių dalykų negu karjera. Jeigu kalba eina apie šiuolaikinį meno centrą, ir dabar, pavyzdžiui, yra, sakykime, kad ir toks faktas, kad, sakykime, aš būdamas pats menininkas, buvau su ta institucija susijęs, dirbau joje kuratoriumi, reiškia, tie toks, kaip sakyti, teikinys automatiškai perkeliamas į mūsų dieną. Tokią, kokią poziciją turiu aš dabar kaip menininkas ir tokią poziciją, kokia šiuolaikinio meno centras yra. Tai yra neteisinga, ta prasme. Iš tikrųjų, reiktų klausti skirtingais laikmečių, kokią reikšmę turėjo. Tai aš norėčiau daugam priminti, kas dar atsimena 90-ųjų pradžią, kad į šiuolaikinio meno centrą, kaip ir bet kokią valstybinę tarnybą, niekas eit nenorėjo. O ko? Ten žiauru buvo, ta prasme. Jokių galimybių, algos ten buvo, ten, ta prasme, tikrai prastos, ta prasme. Plus, reiškia, inercinis supratimas, ką šiuolaikinio meno centras turėtų rodyti ir koks jis buvo. Tokia salė, kaip sakoma, kur Dailininkų sąjungos narius aptarnauja, sakykime. Dar buvo labai gajus, reiškia, galimybių tenais, reiškia, kuruoti, ką mes taip dabar suprantama kuravime, beveik nebuvo, reiškia. Meno, kaip sakoma, diskursas iš vis buvo labai, kaip sakyti, prastas, reiškia. Čia nėra ką lyginti su dabar, ten, reiškia, rašančiai žmonėm ir galimybėms jiem rašyti, kaip jie lengvai ateina į žiniasklaidą, kad ir menė žiniasklaida, kad ir kokias 7 meno dienas ar ten kultūros barus. Tada tai buvo visiškai neįmanoma, ta prasme. Ten buvo visai kitos terpės, kitokio sampratų žmonių rankose, ta prasme. Ten eilutę gauti kažkur tai, kokioj tai kasdienė žiniasklaida buvo labai, taip sakoma, didelis dalykas, nes tai buvo didelė atskirtis. Tai, sakykime, eiti tada, reiškia, į valstybinę instituciją, tada, aš manau, kad be abejo, norinčių gal ir visą laiką kažkiek tai būtų, bet nėra tokio, kaip pasakyti, negalima to lyginti to, kas dabar yra dabar. Kai kiekviena kuratorė ar kuratorius šiuolaikinio meno centras yra tam tikra institucija savyje, ta prasme. Tai buvo išugdyta į 90-mečio galą, reiškia. Tų kelių žmonių, kurie tada dirbo, vis ten atėjo, tada prisijungė gal Malašauskas, ta prasme. Tai vat į tą galą 10-mečio, sakykime, šiuolaikinio meno centras pradėjo virsti tuo, ko jis tapo
šiame dešimtmetį, praeitam dešimtmetį, sakykime, reiškia. Tai aš noriu pasakyti, mano atėjimas į tokią instituciją, jis ten negalėjo nieko duoti. Dirbdavom ten nuo 11 iki 8, reiškia, kada, reiškia, netgi tas pats faktas, kad buvo visi laimingi, kad Xeroxas davė pirmą aparatą, reiškia, ir reikėjo rankiniu būdu pakvietimus atprintinti, ta prasme. O tokiu būdu, dirbant, po kiekvienos parodos dar reikėjo naują rašalą gauti, ta prasme, tą tokį ruloną, reiškia. Tai, sakykime, tai buvo kasdienybė, reiškia, o ne tas, kaip čia pasakyti, karjeros darimas ar kaip toliau. Tai buvo toks pat karjeros darimas, kaip kad dabar daro karjerą dirbdami dailės akademijoje daugumą dėstytojų, ta prasme. Ten yra pilna rutinos, kada klausimas, kiek dar to laiko lieka asmeniniai kūrybai, ta prasme. Tai visų pirma yra, čia tai nėra tas gražus fasadas su kavine, parodos atidarimais ir taip toliau, tai yra 3-5%, reiškia. Tai ką tokia terpė galėjo duoti asmeniškai, nu, jinai davė tik tiek, kad turėjau darbą, ta prasme. Aš galiu atsakyti dar į klausimą, kada tas lūžis gal yra įvykęs, sakykime, nuo kurio, sakykime, tam tikri, nu, kažkas tai ten, sakykime, žmonės, ten ypač tokia, man atrodo, veikėja kaip Ukytė, reiškia, ten, reiškia, niekaip negali užmiršti, kad jos karjerą kažkas sugriovė, reiškia, taip toliau. Karjerų niekas negriauna, karjerą tik stato, ta prasme, reiškia. Nu, Pukytė, ta prasme, yra tokia menininkė. Reiškia, jinai ir rašytoja, kuri niekaip negali, reiškia, užmiršti tokios nuoskaudos, kurią jinai visą laiką iškėlusi, ta prasme, ir kad ten, reiškia, Narkevičius, būdamas menininkų, dirbo kuratorium, reiškia. Tai nežiūrint to, kad jinai tuo metu jau gyveno Londone ir jai būtų labai sunku padėti arba trukdyti kažkaip, tai, bet tai nesvarbu. Aš, sakykime, toks taškas, sakykime, tai man atrodo, yra manifesto durys. Kaip aš po to po 10 metų išsikalbėjau su Robertu Fleku, sako, iš tikrųjų, tai jie, nežiūrint viso tyrimo, jie žinojo labiausiai keletą menininkų, reiškia, ir jų prioritetas buvo, maždaug jie galvojo kviesti jau iš anksto, bet, reiškia, ta nuomonė pasikeitė ten buvo. Tai iš tikrųjų, man gal taip, nenorėčiau aš sakyti, bet kandidatai buvo ten, pavyzdžiui, tuo metu, ar... Na, gal nesakysiu tiek to, reiškia, ta prasme, bet taip atsitiko, reiškia, kad po viso to, reiškia, ir kadangi aš buvau netiesiogiai, bet kažkiek prisidėjęs, kad tas pats, reiškia, supažinimo procesas vyktų, reiškia, tai buvo interpretavimo kaip po savo tikslais darimo tokių, nu, kiekvienas gali interpretuoti kaip kas nori, reiškia, tai galima tą platformą žiūrėti tokiu, kaip pasakyti, na, tokiu, kad aš, kaip sakyti, Šiuolaikinio meno centro, bet aš niekaip negalėčiau su to sutikti, kad tai būtų pasinaudojama, reiškia. Niekada, ypač po to, kada nuo 1998, būtent po manifestos, prasidėjo tarptautinė mano kokia karjera, reiškia, kad tai aktyvesnė ar ne, čia priklauso nuo tam tikrų metų, bet niekada negaliu leisti tokio supaprastinimo, kad karjerą galima pasidaryti tokių, kaip sakyti, institucijų manipuliavimo metu. Galima tam tikrų žingsnius gal padaryti, ta prasme, bet sukurti tokią ilgalaikę karjerą, tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma ir tiesiog taip nebūna. Nu, gali daugam patikti labai žavus krepšininkas ar futbolininkas, bet jeigu, kaip sakyti, taškų nepelno, nu, niekas jo nelaikys ir honorarų nemokės, kaip sakoma. Tai, reiškia, supaprastinti, reiškia, aš niekad neprileisiu tokio supaprastinto vertinimo, kad Šiuolaikinio meno centras yra man padėjęs sukurti tarptautinę karjerą. Aš sakyčiau, gal net atvirkščiai. Aš per daug jame užsibuvau, nes jis pradėjo man trukdyti mano asmeninę karjerą. Ta prasme, buvimas susijęs su institucija yra stabdys menininkui siekti ambicingos tarptautinės karjeros. Reiškia. Ir aš tą norėčiau daugam pasakyti, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra susiję su institucijomis. Ir tai yra ne tik Lietuvoje. Visi, daugumas intensyvų pedagoginį darbą dirbančių menininkų turi tą pačią problemą. Pavyzdžiui, susijimas su aukštosiomis meno mokyklomis. Labai dažnai, ne visada, bet labai dažnai yra kūrybinio, kaip ir tokio, na, kūrybos stabdys.
Vienu žodžiu, aš niekada nesijaučiau taip, jaučiausi taip 2 kartus prieš tai kai baigiau mokyklą ir kai baigiau dailės akademiją, atsiprašau, reiškia. Nu, tokia laisvė. Išėjus iš katedros skyriaus ir pasiėmus ten tą papildomą atlyginimą, ten 2004 metų gale, reiškia. Nu, tokia laisvė. Aš galvau, ko aš čia buvau? Ta diena tokia šviesi, reiškia. Nu, manęs dabar su botagu netvarytų, nors atgal niekas. Nu, užmetu akį, nu, niekas netvarytų. Džiugu, kad žmonės čia dirba ir taip toliau. Nu, negrįžčiau nei už ką, turbūt, reiškia.